Labas, su tavimi Kakacija ir sveikas prisijungęs prie trumpos kvėpavimo praktikos. Kvėpavimo praktika vadinama kvėpavimas kvadratu, kuri aktyvina mūsų parasimpatinę nervų sistemą atsakingą už atsipalaidavimą, ramybę, streso mažinimą. Tad įsitaisom patogiai, galite sėdėti kryžiuotam kojom ar taip kaip patogu, aš sėdžiu ant bloko, galite puikiai sėdėti ir ant kėdės ar netgi atsigulti tol, kol stuburas yra tiesus, tokį sėdėjimo būdą ir pasirink. Tad kai jau įsitaisysi, kviečiu užmerkti kartu akis ir giliai įkvėpti per nosį ir viską iškvepiam per burną. Taip dar 2 kartus įkvepiam per nosį, viską paleidžiam, paskutinį kartą giliai įkvepiam ir viską iškvepiam. Tęsim kvėpavimą per nosį. Ramiai ir tolygiai kvėpuojam. Ir tau nereikia nieko daryti, tiesiog nukreipi dėmesį į tai, kaip kvėpuoji. Pastebėk kvėpavimo ritmą. Ir kvėpavimas tolygus ar sutrikdytas. Kvėpavimas pilnas ar paviršutiniškas. Ar jauti, kad esi atsipalaidavęs, o galbūt įtampoje. Ir tavo užduotis nukreipti dėmesį į vidų. Lyg kiekvienas kvėpavimas, kiekvienas įkvėpimas būtų svarbiausias šiandien. Ir stebėk, kaip atsiranda vis daugiau ritmo, vis daugiau tolygumo. Paskutiniai 2. Ir įkvepiam per 4. 1, 2, 3, 4. Užlaikom 1, 2, 3, 4. Iškvepiam 1, 2, 3, 4. Užlaikom 1, 2, 3, 4. Įkvepiam 1, 2, 3, 4. Laikom 1, 2, 3, 4. Iškvepiam 1, 2, 3, 4. Laikom 1, 2, 3, 4. Įkvepiam. Laikom. Iškvepiam. Laikom. Įkvepiam. Laikom. Iškvepiam. Laikom. Judam toliau su savo kvėpavimu. Įsivaizduojam, kad sekam vidiniu žvilgsniu kvadrato kraštines. Iškvepiam. Laikom. Įkvepiam. Laikom. Iškvepiam. Laikom. Įkvepiam. Paskutiniai 2. Laikom. Iškvepiam. Laikom. Paskutinis. Įkvepiam. Laikom. Iškvepiam. Laikom.
Pilnai įkvepiam. Viską iškvepiam. Jei norisi dar keletas gilių įkvėpimų ir iškvėpimų. Ir leidžiam kvėpavimui vykti vėlgi tolygiai ir natūraliai. Ir neskubėk atmerkti akių, tiesiog pastebėk, kaip skiriasi kvėpavimas. Galbūt jis vis dar toks pat ritmingas ir lėtas. Stebėk, kaip jautiesi. Paskutinį kartą įkvepiam. Viską iškvepiam. Kai būsi pasiruošęs, atmerk akis. Ačiū, kad prisijungiai ir gražios likusios dienos.